Ir sveiki ir gyvi dar kartą. Esu Lietuvos pilietis. Pilietis. Ir suprantu savo pareigą, ir suprantu savo teises. Šičia lentelė kabo tenai pastatyta apie sausio 13. Sausio 13 čia buvo susirinkę žmonės. Ginti Lietuvos radiją, televiziją. Šiandien mes susirinkome čia taip pat ginti Lietuvos radiją, televiziją nuo okupantų ir uzurpatorių. Iki ko mes prigyvenom? Per 30 metų, iki ko mes nusiritome. Tikslui sukurta gauja. Žinote, šituo vardu save įvardino Lietuvos Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir jis pasakė, kad jo šaikos nariai yra Gabrielius Landsbergis, jis nepaneigė, Ingrida Šimonytė, jinai nepaneigė. Šitos šaikos užsakymus neabejotinai vykdo ir Lietuvos radija, televizija, nes Seimas teoriškai imant, taigi vadovauja viskam, Seimas įstatymus išleidžia. Žurnalistas Račas daug metų atkakliai, nuosekliai ir per teismus rodė mums visiems, kokia betvarkė šituose rūmuose. Kaip savi dengia savus, kaip savi dalina pinigus saviems, kaip nėra jokios apskaitos. Pagal dabartinius metus, pagal dabartinius skaičius biudžetinius, virš 100 000 eurų jie virš 100 000 eurų kasdieną jie turi tokį biudžetą. Ir turėdami tokį biudžetą, jie skleidžia suinteresuotai žinias ar informaciją ar dezinformaciją. Aš pasakysiu vieną pavyzdį, kai jie skleidžia ir tiesioginį melą, nes to reikia valdžiai. Tik taip galiu pasakyti. Rugsėjo mėnesį, konkrečiai rugsėjo berods 2 dieną, jie paskelbė šitam pastate sėdinti valdžia. Paskelbė melą apie vakcinas. Jie parašė, kad vakcinos pilnai ištirtos, visos 3 stadijos tyrimo atliktos. Surašiau oficialų raštą. LRT skelbė, jie kad per 2 savaitės išnagrinėja visus raštus. Taigi surašiau, nurodžiau melą paskleistą, nurodžiau informacijos šaltinį, kuris patvirtina, kad tai melas. Ir paprašiau ištaisyti ir paneigti. Jokio atsakymo. Išvis jokio atsakymo. Tada surašiau žurnalistų etikos inspekcijai, kad prašau jūsų ištirti ir nubausti LRT už paskleistą melą. Mėnuo laiko jau praėjo. 2 sakinių jie nesugeba išsiaiškinti. Pridėjau Lietuvos sveikatos apsaugos ministro Dulkio tinklalapyje, jo Facebook'e, žinutę, kurioje Dulkys pasakė, 3 tyrimų stadija neatlikta. LRT skelbia atlikta, nes to reikia bendram psichologiniam užsakytam nuostatai paskleisti. Vieni žurnalistai, vienas yra marketingo specialistas, o kitas buvo neurobiologijos mokslininkas. Jie sukūrė metodiką, kaip reikia paskleisti žinias, norint žmonės priversti galvoti taip, kaip reikia užsakovui. Ir jie labai gražiai parašė, nes paskui ir knygą savo išleido.
metodiką aprašė. Jie labai gražiai parašė. Mums nesvarbu, ar tai, ką mes skelbėme, yra tiesa. Mums svarbu, kad tai turėtų psichologinį poveikį. Ta atlieka mūsų LRT. Mūsų Lietuvos žmonių visuomeninė televizija, kurie mums dūmus į akis pučia pagal valdžios užsakymą, nes jie pavaldus Seimui ir Seimas galėtų juos sutvarkyti, bet jie yra įrankis Seimo naudojamas kovoti vieniems prieš kitus. LRT aiškiai, tvarkingai nukreipia ir parodo puolimą prieš Lietuvos prezidentą Nausėdą. Aš nesu Nausėdos šalininkas. Bet jeigu visuomeninis transliuotojas yra, tai Lietuvos kaip prezidentūros institucija su ją privaloma elgtis pagarbiai. Ką darysi, mes tą Nausėdą išrinkom. Gali jis nepatikti, bet prezidento institucija reikalauja pagarbos, nes jeigu jai nerodo valstybinis transliuotojas pagarbos, tai tada atsiprašau, su visais galima bet ką elgtis. Tai apie melą kalbu, apie užsakymus kalbu, apie politinių jėgų tarpusavio kovą kaip įrankį naudojant tai, ką mes apgynėm sausio 13 dieną. 2 pavyzdžiai. LRT veidas. Valinskas, kuris ne veltui, oi ne veltui jis pasakė, tokius reikia šaudyti. Nurodė Lietuvos piliečio pavardę ir vardą. Ir po šito pasisakymo Valinsko jis tebeliko LRT veidu. Tai reiškia, Valinskas pasakė ir LRT poziciją. Nu taigi supraskit, tokius reikia šaudyti. Ar čia susirinko žmonės? Taigi erkės į Vingio parką renkasi. Čia šone. Erkės reikia traiškyti. Valinskas pasakė, bet pradžiai po vieną. Nebijokit, po vieną. Ir pradžiai ne jūsų pavardę pasakė. Džiaukitės, džiaukitės. Nepamirškit. Valinskas paskui pasakė, visuomenės grupę tokią gal nereiks sušaudyti, gal jie patys išmirs. Jis tą pasakė tiesioginiu tekstu. Ir jis yra LRT veidas. Jums vis dar atrodys, kad tai atsitiktinai, kad senasis Landsbergis pasakė, kad 25% viso pasaulio, 25% ir Lietuvos žmonių. Skaičiuokime, dabar skaičiuojam 60-70 tūkstančių Lietuvos žmonių. Jeigu išmirs, tai gal Lietuvos žemelė ir padėkos. Jis pasakė tiesių tekstų. Kas bus po metų, po 2, po 3 metų? Aš jums galiu liudyti. Psichologiškai reikia žmogų pripratinti prie minties. Pripratinam. Pradžiai, ne, taip neįmanoma. Neįmanoma. Yra metodikos. Jeigu nusprendžiam ir leidžiam, galima padaryti, kad po 5 metų, gerai, po 15 metų valgyti žmogieną yra labai padoru ir gerai. Ne, siaubas, kas čia per mintis? Psichologiškai galima taip sutvarkyti, panaudojant tokį LRT, kokį mes dabar turime. Jūs galvojat, čia humoras? Valinskas pasakė sąmoningai, žinodamas, ką jis daro, ir jis pasiliko LRT veidu. Kitas, Tapinas, kvietė visus Lietuvos žmonės neatlikti pilietinės pareigos. Užkasė biuletenį balsavimo referendume. Pasakė, kad jeigu bandysit atlikti Lietuvos piliečio pareigą, tai jūs kažkokie netokie. Ir jis yra LRT veidas.
patogu milijonus darinti saviem. Aš suprantu. Bet klausimas, kodėl čia stovėjo žmonės sausio 13 dieną? Jie stovėjo, kad sėdėtų dabartinė valdžia čia ir tyčiotus iš mūsų visų, užčiaupsim jūs burnas. Ir tiesiog jūsų nėra eterį, reiškia, jūsų net nebuvo. Jūsų iš vis nėra. Jūs net negimėte. Nėra. O aš sakau ir jūsų plojimus girdžiu. Mes esame. Ir mes reikalaujame žodžio. Mes reikalaujame žodžio. O jie nori užčiaupti mums burnas. O mes sakom, nepasiduosime ir išreikalausime. Monika, gražioji Monika iš Delfi. Kai aš Delfi parašiau porą komentarų, buvo uždraudusi man, Delfi buvo uždraudę man rašyti prieš vienus Seimo rinkimus, uždraudę man rašyti komentarus. Nes parašiau, kodėl senasis Landsbergis mane nuvylė, surašiau argumentus ir parašiau, kad jis pasielgia kaip mafijos vadeiva. Mafijos požiūrių labai gerai, bet visos Lietuvos požiūrių gėda. Ir jis mane nuvylė. Ir antrą parašiau, kodėl balsavimas už Grybauskaitę yra tolygus sausio 13 aukų paniekinimui. Ir tada Monika Garbačiauskaitė, Delfi, nebeleido daugiau iki rinkimų man rašyti bet kokių komentarų. Dabar jinai ne tą praktiką čia naudoja ir naudos. Patikrintas žmogus, valdžios patikrintas žmogus, tinkamas sėdėti ant mūsų galvų ir užčiaupti mums burną. Tai šitoj vietoj aš sakau, mes privalome išreikalauti. Privalome, gražiuoju, piktuoju, nesvarbu kokiu būdu. Atgimimas gali prasidėti ir prasidės tik tada, kai šitie uzurpatoriai iš karto jų išvyti nepavyks. Pradžioj jie privalo mums duoti žodžio teisę, suteikti, kas yra Lietuvos konstitucijoje parašyta. Po 1,5 valandos 2 kartus per savaitę eterio, kur Lietuvos žmonės galim susėsti ir kalbėtis. Visi su savais, įvairias nuomonės reikšti, apsispręsti, kas yra šiuo metu mums svarbiausia, kodėl svarbiausia, ką reikia pradžiai daryti. Nuomonių įvairovė yra gerai. Nuomonės galima suderinti ir mes kaip vieninga visuma galime veikti, nustatant žingsnius, kuriuos turim padaryti ne savo asmeninio praturtėjimo, ne savo asmeninių ambicijų patenkinimui, o Lietuvos kaip idėjos, Lietuvos kaip vilties prasme, kad čia ir mūsų anūkai ir proanūkiai gyventų, nes mes esam atsakingi ir šito darbo be mūsų nieks negali padaryti. Tai mūsų pareiga, tai mūsų uždavinys. O už šitų langų pasislėpę, lai išgirsta, kad nereiktų juos išnešti. Taip jiem patiem bus geriau. Ačiū jums visiems.